Jonas Bajorinas, gimiau 1943 birželio 3 dieną Jurbarko rajone, Eržvilko valsčiuje ir Pliekių kaime. Dabar Raseiniai, mieste Raseinių. Nesumeluočiau jau daug, virš 70 turbūt metų, bet netoks jau ir buvau muzikantas, tik tai tiek, kad mokinaus groti. O muzikas prasidėjo man maždaug 10 metų galėjo būti. Kaimynas buvo toksai Kalvis Petraitis, jisai smuikininkas buvo, tai aš vis matydavau, kai jisai su smuikele groja, aš jam pritardavau, su koja palinguodavau. Tai jis mane pasikvietė būgną pamušti į kolūkį, tas skaitinis buvo susirinkimas tais metais, ten kažkokiais 50 gal buvo. Na ir sako, tu žiūrėk į mano koją, kaip aš mušu ir tada mes sugraisim. Na ir nuo tada aš pradėjau taip po biškį su juo draugauti. Jisai mane dar ir pamokindavo kai ką. Jam dėkingas. Bet jau jo nėra. Tai buvo pradžia, tai harmonikas turbūt. Pokarinis tas laikotarpis buvo harmonikas. Nes banduonėje taip pat irgi nuo kaimyną pasiskolydavau, biškį pradėjau mokinti su banduonėje. Bet daugiausiai tai harmonika buvo. Kardioną irgi šiek tiek. Oi, gražių prisiminimų ir sėdėjau mes darželį, daugiausiai va tokie būdavo grojami, paskui pjoviau šieną, paskui, ten fakstruotų įvairių, ten tokių visokiausių. Sunku išvardinti. Instrumentai tai buvo, tai pačias pirmutinės tai buvo harmonikėlės, tokias jau patrešusias, jau jos nebuvo visai tvarkingas, bet taip grot galėjau išmokti po biškį ir taip gerą instrumentą nebuvo galimybės nusipirkti. Oi, čia dabar jau kokį 10, gal jau kokį 15 metų daug kolektyvų, ypač prie kultūros centruose visi tie kolektyvai. Tai bent 5-6 dalyvavau. Buvo tokio kaime, viens kitą mokinom ten groti, gal jisai ir groja, nežinau dabar jau, kai tiek metų praėjo, kaip ten tie gabumai jo nežinau, bet taip teka pamokinti.